Balcija. Keliautojų draudimas nuo €49 per dieną. Balcija. Dienos svečias. Lietuvos futbolo čempionatas artėja prie pabaigos, lieka paskutiniai susitikimai ir juos jau visai netrukus sužais ir Kauno rajono Hegelmann komanda, kurios rytoj laukia vienas svarbiausių sezono mūšių, vis dar kovojant dėl trečiosios vietos ir rytoj laukia, vis dar praėjusių metų čempionas, bet jau šiemet prarandantis šį titulą Vilniaus Žalgiris. Rytoj lapkričio 4, 15 val. LFF Kauno treniruočių centro stadionas. Orai bent jau nusimato panašus kaip ir šiandien, ta tikėtina nelis ir bus galima sėkmingai stebėti futbolą. Visus kviečiu į stadioną, o šiandien pas mus lankosi Kauno rajono Hegelmann komandos treneris Andrius Skerla. Labadiena, treneri. Labadiena. Turbūt reikėtų pristatyti jūs ne tik kaip trenerį, bet ir legendinį Lietuvos futbolininką ir norėčiau pradėti nuo tų prieš kiek daugiau nei prieš mėnesį vykusių legendų rungtynių, kuomet Dariaus ir Girėno stadione ir jūs buvote išrinktas į tą Lietuvos legendų sąrašą, žaidėte prieš FIFA pasaulio legendas ir aš tokius 3 akcentus sudėliau, kad turbūt ir vėl prisiminimas tiesiog vienai dienai kaip žaidėjo buvo, tada žaidimas stadione, aišku, karjeros metu jums teko žaisti turbūt ir dar didesnėse stadionuose, bet čia kalbu apie Lietuvą ir žaidimas prieš tam tikras legendas, kurios galbūt labiau tik ekrane būdavo galima matyti. Tai kuris iš šių akcentų jums pačiam treneriui buvo smagiausias? Visų pirma, aš manau, kad tai buvo tikrai puikus renginys ir mums, kaip buvusiems žaidėjams, vėl susirink kartu, pamatyti vienas kitą, pabendrauti ir pagaliau išeiti į aikštę, vėl visiems kartu sužaisti rungtynės prieš tokias žvaigždės, kurios savo laiku tikrai demonstravo gerą futbolą ir laimėdavo trofėjus. Aš manau, tai buvo puikus renginys mums ir Lietuvai. Buvo kažkokia žvaigždė, kalbant apie jau tas pasaulio žvaigždės, kurią norėjote pamatyti, kuri buvo tokia ryškesnė ir laukite susitikimo su ta žvaigždė? Be abejo, Cannavaro, Pujolis, nereikia jų pristatinėti, tai žaidėjai aukščiausios klasės savo laikų rungtyniavę geriausiuose klubuose Europoje, laiminėjo titulus, pasaulio čempionai abudu, tai puikūs žaidėjai ir buvo smagu jas pamatyti čia Lietuvoje. O yra tekę karjeros metu su jais susitikti, su bent kažkurio iš jų, kuomet dar ir jų karjera būdavo ir jūsų aktyvi? Be abejo, Pujolis yra tekę žaisti prieš jį ne vieną kartą ir tuo laikotarpiu, kai jie laiminėjo Europos čempionatus, pasaulio čempionatus, tai žaidėjai tuo metu buvo pykę ir taip pat Cannavaro irgi yra tekę žaisti prieš jį rungtynėse, kai rungtyniaudavome atrankuose, tai yra tekę ne vieną kartą prieš jo žaisti. Žodžiu, smagu. Aišku, pakalbėkime apie dar kitus pozityvius reikalus Lietuvos futbole. Lietuvos rinktinė taip pat paskutiniu metu demonstruoja gerą futbolą ir ne tik gerą futbolą, bet ir gerus rezultatus. Kažkiek nustebino jūs pats žaidimas ir kaip komanda atrodė tiek paskutiniosiuose 2 rungtynėse, tiek anksčiau? Aš negaliu pasakyti, kad mane nustebino. Taip, Jankauskas grįžo pailsėjęs, turintis naujų idėjų, susikūrė gerą trenerių štabą aplinkui ir tas organizuotumas treniruotėse ir gera aplinka stovyklose. Tai vienas iš tų gerų ženklų, kas iš visų pirma turi būti rinktinė. Jisai sukūrė tą gerą atmosferą, žaidėjai matosi irgi visą laiką paruošti, žino, ką daro ir tas žaidimo stilius irgi jisai matosi. Aš manau, rinktinė progresuoja ir taip atsiranda dar nauji jauni žaidėjai, kurie turi kokybę ir aš manau, jie priduoda tikrai tam tikrų gerų atspalvių šiai rinktiniai ir tie rezultatai, jie turėjo ateiti ir jie ateina po truputį. Kažkaip pirma dalis vien tik pozityvių tokių dalykų ir temų metas, kadangi dar viena tema, kurią noriu paliesti, toli nenueinant nuo rinktinės, Gvidas Gineitis. Aišku, jūsų karjeros metu buvo tikrai daug garsių futbolininkų, kurie žaisdavo garsiuose komandose, stipriuose čempionatuose ir galbūt jums, dabar, kad vieną lietuvį turime Serie A,
tai nėra kažkoks toks ypatingas galbūt reikalas, kuomet jūsų karjeros metu būdavo ir daugiau tokių žaidėjų, bet dabar Gvidas Gineitis yra toks ryškesnis Lietuvos futbole vien dėl tos priežasties, jog žaidžia jis ir vakar taip pat žaidė ir rezultatyvų perdavimą atliko, galbūt teko stebėti ir tas rungtynes ir šiaip kaip vertinat, kiek jo žaidimas stipriame čempionate yra impulsas ir apskritai Lietuvos futbolui. Na, rungtynių nemačiau vakar, teko skaityti spaudoje šiandien iš ryto, tai aš manau, tai yra didelis talentas ir aš manau, šiuo laikotarpiu papulti į top lygą yra tikrai labai sudėtinga, daug sudėtingiau negu tai buvo anksčiau. Ir, na, čia truputį sustabdysiu, konkurencija padidėjo, ar kame yra priežastis, jog dabar yra sunkiau iki tokio lygio prieiti? Aš manau, konkurencija visą laiką būdavo, bet žinot, Lietuvos futbolas, Lietuvos žaidėjai šiuo metu nėra taip vertinami kaip anksčiau ir tai atsispindėdavo mūsų rinktinės rezultatuose. Tai išvelgti, surasti tą tokį jauną, gerą perspektyvų žaidėją tikrai nėra lengva. Jie jį surado gana jaunam amžiui, pasikvietė pas save, jis ten treniravosi keletą metų ir na, aš manau, jisai tobulėjo stipriai ir labai, labai aiškiai matosi, kai jisai žaidžia už rinktinę, nors jisai ir nerungtyniauja pastoviai savo komandoje, bet na, jisai turi tikrai gerą kokybę, jis treniruojasi kiekvieną dieną su aukščiausio lygio žaidėjais, tai irgi yra labai svarbu. Ir na, tos rungtynės, kuriuose jisai žaisdavo Lietuvos rinktinėje, irgi tai atspindi. Na, gana solidus žaidėjas, kuris na, labai tvirtas dvikovose, antram aukšte, gali pradėti ataką, nebijo žaisti su kamuoliu, tai yra labai svarbu. Vidurys, aš kaip ir visą laiką sakau, tai vidurys, jisai parodo, kokia yra komandos žaidėjai žaidžiantis vidurėje. Jisai vienas iš tų, kuris, na, aš manau, turi labai didelę perspektyvą ir labai talentingas žaidėjas. Aš manau, turės gerą karjerą. Gal be pavardžių, bet vis tiek sekate situaciją, sekate futbolininkus. Yra koks nors žaidėjas, kuris artimiausiu metu taip pat galėtų papildyti komandą iš tų top 5 lygų? Anglija, na gal čia sunkiau, Ispanija, Italija, Vokietija ar Prancūzija? Na, reikėtų žiūrėti į tos žaidėjus, kurie šiuo metu rungtyniauja užsienyje ir gauna laiko. Tai aš manau, kad ir Utkus savo laiku tikrai gali atsidurti geram čempionate ir rungtyniauti sėkmingai. Duomenys jo įspūdingi ir na, viskas priklauso tik tai nuo jo ir ant kiek jisai bus pasiruošęs, ant kiek jisai bus sveikas, jeigu traumos aplenksi, aš manau, jis gali būti irgi dar vienas iš tų žaidėjų, kuris na, duos tikrai daug Lietuvoje. Ta pozityvia gaida galime keliauti į trumpą pertraukėlę, keletas kūrinių ir visai netrukus sugrįšime. Dienos svečias. Tęsime pokalbį ir šią pokalbio dalį noriu pradėti konkrečiai galbūt nuo Kauno rajono Hegelman komandos reikalų, bet pirmiausia, treneri, sezonas dar nesibaigė, aišku, metai taip pat dar nesibaigė, bet ką jums kaip treneriui davė būtent šie 2023, kalbant apie futbolą, apie tobulėjimą ir apie žinias? Taip, sezonas dar nesibaigė, dar turime keletą rungtynių, bet jau dabar galiu pasakyti, kad šitas sezonas man buvo tikrai labai didelis iššūkis ir teko susidurti su daug tokių įdomių situacijų ir treniruotėse, ir aikštėje, ir už aikštės ribų, bet manau, neblogai teko su tuo tvarkytis ir na, tai labai daug patirties gavau šiais metais. Buvo sezono pradžioje momentų, na, priminsiu ir klausytojams, kad jeigu praeisiais metais galbūt ta pirmoji sezono dalis buvo jums sėkmingesnė, ten aišku tvarkaraštis ir kiti dalykai, bet jeigu tai bendrai paėmus, o šiais metais kaip tik sezono pradžioje buvo, kad vienos rungtynės labai geros, tada vėl prastos ir atrodo taip tęsiasi kurį laiką ir atrodo kartais galbūt net tų priežasčių sunku atrasti, kodėl taip yra. Buvo, kad pagalvodavot, kad nežinau, kas vyksta. Ne, tai labai akivaizdžiai viskas čia matosi ir galima tai paaiškinti irgi labai paprastai. Na, praeiti metai mes išlaikėm praktiškai visą aikštės vidurį ir daug žaidėjų buvo likę nuo pirmo sezono, pasistiprinom be abejo. Ir tas stabilumas buvo tik tai dėl to, šie metai tokie, kad reikėjo pildytis tikrai nemažų kiekių žaidėjų, praradom visą savo vidurį, pagrindinius žaidėjus ir reikėjo laiko tam, kad
kad tas žaidimas sustygoti. Aš manau, mes turėjom ir susiradom tikrai neblogus žaidėjus, bet kad suprasti trenerio filosofiją, suprasti tą, ką aš noriu iš jų matyti, tai nepasidaro per mėnesį, per du, reikia laiko ir aš manau, mes galime pasižiūrėti į šį čempionatą ir pamatyti, kad tas stabilumas jisai atėjo kažkur tai nuo birželio vidurio, po rinktinių pertraukų mes pradėjom rinkti taškus, atsirado stabilumas, taip, gal dar keletą žaidėjų papildė mūsų komandą, žaidėjai tie, kuriuos aš pažįstu ir žinau, ir būtent dėl to, kad žaidėjai jau kažkiek tai apsižaidė, jau pradėjo suprasti to, ko aš noriu, pradėjo ateiti rezultatai. Kol kas, kol dar čempionatas nebaigtas, gal ir vertinti dar sunku, bet labai skirsis jūsų sezono vertinimas nuo tos vietos, kurią užimsite, nes dabar 3., 4., 5 vietos vis dar realu būti kiekvienoje iš šių pozicijų. Na be abejo, tikslas buvo papulti į Europą ir nėra ką tai slėpti. Be abejo, nuo to, kurioje vietoje tu būsi, tas sezono, kaip pasakyti, ar tai sėkmingas, ar tai nesėkmingas sezonas, nuo to ir priklausys. Užsimenėt apie Europą, tai čia galima irgi truputį paliesti šią temą, kadangi šiais metais vėlgi istorinis Hegelmann klubui pasirodymas buvo konferencijų lygos atrankoje. Kaip vertina tą pasirodymą, aišku, ten buvo ir skaudus pralaimėjimas, bet vėliau ir kovingos atkaklios lygiosios, bet bendrai paėmus šią vietą aukštai dedat šiame sezone, kad komanda dalyvavo Europoje? Na, tai, kad dalyvavom Europoje, taip, tai mums buvo visiškai nauja patirtis ir, nenoriu kažko tai sakyti, kad tai nebūtų pasiteisinimas. Komanda turi ateiti tas rungtynės stipriausias sudėties, be traumuotų žaidėjų, jau geram kelyje ir viskas taip atrodė, kad mes pradėjom laiminėti, atsirado kažkoks stabilumas jau ir lygoje ir atrodo ateini su ta gera nuotaika, bet atsiranda viena kita trauma ir sunku buvo pakeisti tos žaidėjus, ypač tose vietose, kur kertiniai žaidėjai turi žaisti, kur vidurio gynėjo pozicija jinai yra labai svarbi, kai toj pozicijoje tu neturi tikro vidurio gynėjo, turi kažkaip tai suktis ir aš manau, kad tai mums labai daug kainavo ir nemanau, kad ta komanda ant tiek yra stipresnė, kaip parodė pirmų rungtynių rezultatas. Nors dabar ir matome, kad ta komanda lygoje pas save jinai pirmauja, jinai yra viena iš geriausių tos lygos komandų, bet aš manau, kad tikrai tas rezultatas neatspindi tos komandos stiprumą. Jinai stipri, jinai tikrai nebloga komanda ir tos rungtynės išvykoje, kai sužaidėme 0-0, tai parodė, kad jie taip nedominavo, jie neturėjo tiek daug momentų ir tos rungtynės pasibaigusios 0-0, aš manau, atspindėjo kažkiek tai ir mūsų galimybės. O žaidimas Europoje kaip komandai labai didelį tokį azartą uždėjo, kad norisi, kad metai iš metų būtų vis tiek ta atranka, kad būtų galimybė laukti kažko vasaros eigoje, nes pirmieji metai buvo, kuomet Europoje nežaidėte ir šiais metais buvo toks pirmas kartas. Aš manau, kiekvienas žaidėjas nori pajausti tą atmosferą, žaidžiant Europos lygoje, konferencijų lygoje. Tai kiekvienas nori, kiekviena komanda irgi, kuri turi kažkiek stabilesnį biudžetą, kažkiek geresnių žaidėjus. Jie visi siekia to tikslo pabūti ten kiekvienais metais. Tai mes neišimtis, mes irgi norime tenai būti, įgauti kuo daugiau patirties. Ir tai labai svarbu tokiuose rungtynėse turėti patirtį. Kaip aš jau ir sakiau prieš tai, žinot, mes rungtyniavom Lietuvos lygoje, mes neturime kažkokių tai stovyklų, neišvažiuojam kažkur, tai nežaidžiam tų tarptautinių rungtynių, per tos 2-3 metus, kiek esu čia, galima ant vienos rankos skaičiuoti tas tarptautinės rungtynės ir tai yra su artimiausiu užsieniu, su Latvija. Tokių rungtynių patirtis jisai labai svarbus. Atsimenu savo laiką Žalgirį irgi, kai Žalgiris tik pradedinėjo rungtyniauti Europos turnyruose. Tai irgi nebuvo lengva, buvo sunku, nes ta patirtis jinai neatėjo per vieną naktį. Ir matom, tas Žalgiris kiek metų įdėjo, kad papulti ten į tas grupės ir
gavo tą patirtį per tiek metų ir papuolė vienais metais, bet tai nebuvo iš karto. Apie Žalgirį dar pakalbėsime, kadangi tai yra jūsų komandos artimiausias varžovas, bet dabar padarome trumpą pertraukėlę. Dienos svečias. Jau rytoj Hegelman komandos laukia Vilniaus Žalgirio pasipriešinimas. Andriau, ar nustebino Vilniaus Žalgiris šiais metais iš tos blogosios pusės, kad taip greit viskas subirėjo, kalbant apie rezultatus, praloštas ir čempionatas, ir taurė, ir Europoje nepavyko nukeliauti taip toli, kaip pavyko pernai? Aš manau, kaip ir dauguma futbolo gerbėjų ir ekspertų prieš sezoną tikrai maniau, kad Žalgiris bus ta komanda, kuri vis tiek laimės čempionatą. Ir kovos dėl taurės. Bet kaip parodė čempionatas, taip kaip parodė Panevėžio rungtynės, visos rungtynės, ką aš mačiau šiais metais, tai nelabai atsimenu ir tokios komandos, kuri laimėtų čempionatą, pralaimėjus tik tai vienas rungtynės. Buvo laikai, kai ir Žalgiris dominavo, ir Sūduva, bet tų pralaimėjimų būdavo daugiau. O ši komanda tikrai išlaiko stabilumą viso čempionato metu, nepraranda kažkokių tai tokių taškų. Ir mane labai nustebino, kad jie laimėjo tą čempionatą gan anksti. Tikrai netikėjau, kad taip gali atsitikti. O buvo papildoma motyvacija užkirst kelią, kad ne prieš jūs jie taptų čempionais, ten kai žaidėt, jums reikėjo pergalės, kad jie dar negalėtų džiaugtis? Be abejo, mes irgi turim savo kažkokių tai tikslų ir tikrai neėjom ten sužaisti lygiom, tikrai norėjome laimėti, bet kai parodė rungtynės, tai jos buvo gana lygios ir taip, ten keletą momentų turėjom ir mes, ir jie, bet tai buvo teisingas rezultatas, jeigu spręsti iš tų rungtynių. Su Panevėžiu šiaip buvote vienose rungtynėse arti pergalės, ir šį sezoną turbūt viena iš jų komandų esate, gal net ir pati ta sėkmingiausia, kuri sėkmingai sužaisdavo prieš čempioną, tai kažkiek parankus varžovas ar ką parodo tai? Negaliu sakyti, kad tai parankus ar ne, aš manau visos rungtynės su Panevėžiu buvo gana geros rungtynės ir tos dvi rungtynės, kurias mes pralošėm, jos buvo tokios, kur galėjom nepralošti, galėjom netgi laimėti tas rungtynės, o tas rungtynės, kur sužaidėm lygiom, išvyko į 2-2, irgi toks rezultatas, kai buvo 2-0 biški, kur pametėm galvą, irgi reikėjo biški šalčiau sužaisti, galėjom laimėti tas rungtynės irgi, bet futbolas įdomus dalykas, tai visko ten gali atsitikti rungtynėse ir aš manau, buvo geros rungtynės, turėdavom geros rungtynės prieš juos. Paminėjote, visko gali futbole atsitikti, taip nutiko, kad taurę laimėjo Transinvest ir tai kažkiek ir jūsų komandai kiša koją, čia galbūt nesiplėsime į tuos skaičiavimus, labai nustebino. Bendrai jų kelionė, ne tik kalbant apie finalą, bet ir apskritai, kad jie tiek toli nukeliavo, galiausiai dar ir tą vyšnę ant tortą uždėjo. Aš manau, kad jie tikrai turi gerą sezoną, Transinvestas. Jie laimėjo pirmą lygą, išėjo į finalą ir įveikė pakelių dvi berods A lygos komandas. Tai rodė, kad ta komanda gali viską padaryti. Ir tos rungtynės su Šiauliais, buvo tokių nedidelių abejonių, aišku. Šiauliai tuo metu buvo treti, praradė keletą savo lyderių. Negalvojau, kad tai bus lengva, bet tikrai galvojau, kad Šiauliai nugalės. Bet atsitiko kitaip ir tai, manau, labai sujaukė visą čempionatą, kovojant dėl Europos vietų. Ir jau keliaujant prie pabaigos, tas Vilniaus Žalgiris, rytojaus varžovas. Šiai komandai jau tos rungtynės nieko nelėmė ir ta komanda dabar tokia į viršų, į apačią, visko būna. Kažkiek sunkiau ruoštis žaisti su šia komanda, kai jau jie tokie neprognozuojami. Ar kaip tik galbūt jaučiat kaip galimybę, kad galit iš antros vietos komandos tuos 3 taškus paimti? Žinot, tokios rungtynės, kur, aš manau, žaidėjų motyvuoti nereikia. Irgi žinom, kad tos liko 2 rungtynės ir mums reikalingi taškai, o Žalgirį vertinti man sunku, nes nežinau, gal ta situacija, kokia yra jinai dabar, kad jiems tai nieko nelemia, gal gali duoti daugiau jiems to lengvumo, noro ir,
be abejo, jų paskutiniai 2 rezultatai irgi turbūt netokie, kokie jie tikėjosi. Aš tikrai nesitikiu lengvų rungtynių, aš manau, kad jie atvažiuos, jie vis tiek turi gerų žaidėjus ir tai viskas priklausys nuo jų, kiek jie įdės noro, kiek jie norės žaisti, bet jie turi kokybės ir visą laiką gali kažką tai padaryti skaudaus. Tai aš manau, kad mes turime būti susikoncentravę, norėti labiau nei jie ir atlikti visą tai, ką mes esam suplanavę prieš tas rungtynės, atlikti visą tai aikštę. To ir palinkėsiu jums ir jūsų komandai, sėkmės rytoj ir ačiū jums už pokalbį. Ačiū jums. Šiandien pas mus lankėsi studijoje Kauno rajono Hegelmann komandos vyriausiasis treneris Andrius Karolano. Priminsiu, kad rytoj Hegelmann komanda lygoje žaidžia rungtynes prieš Vilniaus Žalgirį 15 val. LFF Kauno treniruočių centro stadionas.